Labuka. Nu ką, šiandien iš bazės pajudam. Vakar grįžau. Iš tikrųjų reikia gal pereit padangas. Lemba neperėjau jau. Tai nusiimam kamerą, tą išjungam. Vakar juk ne... Kas čia pypim, blemba. Vakar neperėjau pasižiūrėti. Vakar pasikeitėm dvi tas lentas, nes buvau sulankstęs. Buvo užkritę viens pagal į šonų taip. Tai teka pasidarbuoti kažkiek. Įsidėjom ūsą, reiks pasikeisti naują. Lempučių nusipirkom. Reiks pasikeisti, kada prie progos. Vakar jau nebespėjau. Į taip lemba iki išnaktų. Pasikeitėm, susivirinom tą čia va laikiklį patį, nes jau ant plauką besilaikė. Lemputę pakeitėm. Degė, bet buvo jau sudaužyta visa. Tai vaiką klausims, kada būtų sustoję. Nu va, ta ne kaliošas, bet potuštė, kur reikia daputinėti pastoviai. Lempa nusukta. Būtų gerai, aišku, buvę pasikeis, bet dabar turėčiau laukti mechaniką. O vis tiek reikės grįžti kažkada, nes mėnesio pabaiga. Reikės ataskaitas atvežti. Kortelę nusiskaityti. Taip, galim kamerą kabinti. Atgal į vietą. Galim čia jungti. Purkškam ranką su dezinfekciniu. Nestingo eit plauti. Vėl užtruksi laiką. Nu ir vse. Galim birbėti. Į Radviliškį išsikrauti. Pasikrovėm iš vakarą. Jungiam power funkciją. Tai va, atrodo nedaug. Dvi tas šoninės lentas aliumininės pasikeitėm. Ir taip, vieną jau blemba užsidedu, kažko tai trumpą žiūriu. Pasimatuoju, 9 cm trumpesnė. Tai teka galą atpjauti nuo senos lentos, ant plokštelių pritvirtinti. Visai normaliai atrodo. Galvoju, kad blogiau atrodys. Paskui tą metalinį ūsą, kur, kaip minėjau, ant plauką besilaikė, reikėjo prisivirinti. Ten irgi skardos tokios čiut storesnės neradau. Į kitą angarą tingėjau eiti. Tai paėmiau biškį storesnę. Buvo ten gal 1,5 mm skardikė, bet kur tu tokia ten dėsi? Gal 2 mm. Tai ten uždėsi, kol priverinsi, sudeginsi viską. Plius su svarkė verinau, tai su kempu bijau dar krapštytis, nors sako, žymiai lengviau. Svarkė, kadangi vis tiek jau čiupinėjęs ne kartą, tai kažkaip paprasčiau atrodo man. Tai va, plius tas ūsas yra cinkuotas, taip lemba. Tokia metalą, nu gal čiut ne 5 mm jaučia, ar 4 mm. Nu greičiau, kad 5 bus. Stora tokia. Teka privirinti. U-formą išlenkiau, suvirinau, nu, laikys. Uždažiau biškį, kad taip rūdis neimtų.
Bet dažniausiai trūkst vis tiek per tą suvirinimo vietą jau, nes pažeista yra. Sakau, tas pats ūsas metalinis yra 2-3 mm kažkur tai. Nėra labai plons, bet nėra ir toks tors jau. Ir per suvirinimo vietą pastoviai trūkst. Tiek viens, tiek kits. Tai va kitą jau mechaniks biškį sutvirtina. O tą vakar reikėjo pačiam biškį pasidarbuoti po darbo valandų. Da, aišku, ne viskas, ne visi tie tokie smulkus trukumiukai pašalinti. Kaip minėjau, tą galinį ūsą guminį reikia pasikeisti. Ten kaip ir nėra sudėtinga. 2 varžtus atsukai, laidukus nukirpai, sujungiai viskas. Bet blemba, tie laidukai yra paslėpti po lempą. Tai tam, kad prieitum prie turi lempos apsaugą nuimti galinę. Irgi 2 varžtus atsuk, irgi nėra sudėtinga. Bet va jau 4 varžtus nuimti. Tai prie progos, kada pasikeisam, kokį vakarą. Tai vakar irgi taip pakankamai neplanuotai gavos. Suplanavo iškrovimą Radviliškį, o Radviliškį iki 5 dirb. Tai jau kraudams mačiau, kad nespėsiu vis tiek. Iš Kazlų Rūdos grįžti reikėjo, tai 2 valandas su virš kelio, tai iki Radviliškio dar toliau. Ilgiau, ta prasme. Ir toliau ir ilgiau. Tai kur tu ten grįši? Lemba karštą nuo ryto, 13 laipsnių. O aš 2-3 nusistačiau. Susimažinau. Tai va, pridaviau vaštaraščius, nusiskaičiau kortelę. Nors, kaip minėjau, neužilga vėl kažkada reiks grįžti be kokį atvejį, kadangi mėnesį pabaiga. Tai va, kitą savaitę kažkada reikės grįžti. Nebent penktadienį suplanuos kelionį čia. Bet kažkaip tai abejoju. Ir aišku, būtų gerai vėl pasiremontuoti. Nes reikia 3, jeigu neklystų, tepimo šlangutės pasikeisti. Tas, kurias išsivedęs priekabai. Nes per plonas yra šlangutės ir nuo tepimo tepalo, jeigu tik tais šiokį tokį pasipriešinimą gaun. Iš tepimo pačią tašką, kur jau yra, sakykime, ar į terkšlę įeina, ar kur. Tai iš karto ir sprogsta. Tai jau biški daugiau paspaudė. Tai kitur taip specialiai jau mačiau, kad jau matos, tarkim, įpurškė to tepimo tepalą ir jeigu atgal per tepimo tašką, stirna duodas, jeigu atgal per tepimo tašką eina tas siūls toksai jau tepimą, reiškia kažkur jau gaun pasipriešinimą. Tai dar per jėgą įpurškė, paukšt, jis sprogsta. Nors tiek tesiskirt, man rodos, blemba, kava laistas. Jeigu neklystų 1 mm įdėjau storį senelių, kai jau sudėjau, tada pasakė, oi, nelaikys. Blemba, galvoju, patys pasiūlėt tą plonesnį. Tai dabar jau paėmiau 1,1 mm. Atrodo, kad šiek tiek yra milimetrą dalelę skiras, bet pasirodo efektą duotas. Tai va, reiks pasikeistas 3. Irgi ten nėra sudėtinga. Bet kažkiek laiko užims, kaip bebūtų.
atvažiavom į sandėliuką, prieš tai išsikrovėm viską. Ai, negali atsigrožėti naujom lentom. Atbojnikai. Aišku, būtų gerai ir čia pasikeisti, nes tas įlenkts, tas sulenkts. Neįmanoma nusaugoti, blemba, niekaip. Kažkur pagalys išslys, nes o kaip pažiūrėkit į drebulę. Nusilupinėjusi žėvės, tai slidų belia kaip yra. O jeigu da palyja, tai iš vis. O taip vienas iki buvau nulėkęs. Norėjau lipti ant krūnų, ant mašinas buvo jau prikrautai, norėjau užlipti, neatsimenu, ką ten diržą patvarkyti, kažkaip užkibęs buvo. Ir taip ant minčių irgi pagalvojau, blemba, kad tik nepaslyščiau. Be žėvės irgi buvo palyja plius. Taip, kai pagalvojau, taip įgavus. Kai skridau, blemba, įskaudėjai tuo pačiu ir juokingai buvo. Nuo viršaus skridau, su užpakaliu į tą galvoju, blemba, kai trenksiu galvą, kur nors tai bus amen. Kojo, aišku, nebuvo, nes buvo išskėstas. Tai. Kai dėjus ant subinės į tą laiptuką, į paskui ant pilvo, ant žemės. Tai subinė gal mėnesį laiką mėlyna buvo. Tai va, dabar mums ką reiks pasimti tą eglę. Blem, koks gilus griovys. Ai, nu načio. Labai arti irgi nenoriu privažiuoti. Nes į taip čia va jau, kaip kojas, kolegas matyt krovė, kojas kaip sulendė vidų. Nors gali ir arčiau važiuoti, aišku. Nu, bandysim pasiekti kažkaip. Turėtumėm pasiekti. Pasikrauti ir važiuoti į Šilalę. Susimetėm, kiek buvo medienos. Lemba sunku taip vertinti yra, kai giliam griovį yra, tai dažnu atveju persiskaičiuoju. Arkliukai meiluojas, viens išgriuvęs. Įsė vien šalia kita turbūt būtinai. Noriu vis tiek tos meilės, gyvūniukai irgi. Ne kiek meilės, o to tokios draugystės, kad šalia kažkas būtų. Nedaug čia man te buvo tos medienos, beveik 14 kubų tik tais. Tai va, biški vadyba nesužiūrėjo. Saka, nesuvedžiau galų, nepažiūrėjau, kiek likę yra. Tai važiuojam dabar į Kelmę, dasimesti. Tas dasimesti bus, ant mašinas jau praktiškai užtenka. Reikia užsimesti priekabą pilną. Beveik pilna gausis. Mašinas 14 kubų. Aišku, kadangi, kaip minėjau, nerodo man mašina svorį, galiu vertinti tik tais pagal priekabą. Priekabas svarstyklės yra. Tai va skaičiuoji, pasimatuoji aukštį, išsivedi proporciją ir žiūri, kiek yra svorį. Tai jau, kaip minėjau, Kazlų Rūdai, kur buvo apsukę, su viršsvoriu, kadangi buvau šiokiu tokiu, tai aplamai svarstyklės net nerodė man, tada buvo sugedusios. Tai vat bendrą svorį, ką parodė svarstyklės ant pačių įmonį važiavus, tai vat išsivedžiau irgi proporciją, paskaičiavau, kiek numesti. Tai kiti reikėjo, nusimečiau pakeliai, pridaviau medieną. Tik tiek, kad gavau važiuoti vėl, pasiimti tą medieną, kur buvau išsikrovęs ir vėl į sandėlį. Va taip, blemba dabar miški buvau, to ryšio nelabai buvo ten. Mačiau, kad rytoj lietų rodo, bet
Norėjau taip jau smulkiau įeit pasižiūrėti orus savaitai, bet nebetidarė jau. Suka. Visi. Tai įdomu. Dabar, aišku, neblogs varelis, iš tikrųjų 20 laipsnių. Miške, va, kur vėjuks neužpat, pamaikykė gali darbuotis. Nu, jeigu fizinį darbą, tai faktai, tas jau beveik per karštai yra. Jau. Prakai toks muš. Taip, tai pats tas. Tai va, per Tytuvėnus maunam į Kelmę. Nu, atvažiavom į sandėlį, dabar reikia apsižiūrėti, kur čia mums apsisukti. Galais ratu kažkaip čia aplink tas malkas apvažiuoti, aplink medieną. Sakė 5 metrius krautis, tai čia tie 5 metriai, bet kad čia nėra mašinas, nu blemba, ne, ratu nepažiūsiu, smunk. Taip, čia yra 5 metriai, eglės, bet čia nieko nėra, pusė runga, pušies 5 metriai, tokie kreivoki, nu, blecha mucha. Metras dar nesūlėm. 6 metrių yra priekaba. Beržas mums neįdomus. Ai, tai gal iš čia bus beržas į Naują Akmenę. Taip. Tara berža. Irgi neįdomu. Kol kas. Čia kažkokia tai malka. Drebulinė. Čia beržo popiermedis. Čia bus eglės tara, eglės popiermedis, drebulės tara, keli pagaliai ir eglės malka. Ir toliau šakas. O kur mums apsisukti? Kur apsisukti? Čia tipo. Lemba čia šlapia. Aišku, gerai, kad čia gali užsimest normaliai. Ką aš čia, lemba, prie akinių prilipa. Musė atsisėdus savo. Veiza aplinka. Gali normaliai vis tiek čia užsileist priekį. Įsuksi. Va čia tik tais biški blogai tas, kada eini į pakalnę. Toks juodžemiuks. Aišku, čia labai giliai neleisi, priekaba tik tai įsileisti realiai ir viskas. Čia pelkė, šlapia vieta. Už tai sako, kad reikia važiuoti, kol nepalyja. Kai palyja, sako, bus be šans. Na ja, čia jeigu palys, apsisukti jau raguolis. Čia blemba, kad stumant neužkliudytų pagalių. Ir aišku, biški toks kamsi yra. Nėra 9 laipsnių. Išlaužti vis tiek jau biški bus sunkiau. Iš kitos pusės tą priekabą, kad ir įleisi, čia netgi į tą pievą, į tą pelkę, čia nieko baisaus. Ištraukti vis tiek, ištrauks. Jeigu jau, sakykam, taip neužsuksi, neužlauši tiek daug. Nu, viskas aišku. Reikia taip ir bandyti daryti. Nėra idealiausia vieta, bet nėra ir labai prastai. O čia apvažiuoti ratu būtų musiauka be šansų. Ne, čia tai smigs. Ratai jau einant to kojas menga.
Vikšrinė traktorio dalių. O, stirnas, o elniai, kas čia vaikščiai, stirnas. Kiek sulinda. Šakas. Nu, nėra ką begalvoti. Reikia čia varyti ir suktis. Nėra labai gerai, nėra labai gerai. Nu, bet ką padarysi. Varom apsisukinėti. Ir dar reikia pasiskambinti, ką čia. Sakau, sakė 5 metrus krauti, bet ką ten tos 5 metrus krausi, kad ten nieko nėra. Sako, jeigu ką, susiskambink su traktoristu. Ką čia pasuksi, įlauksi blemba, kol priveš tos medienas. Gal 6 metrus jau pažadėta, kažkam kitam yra. Telefoną nepasiėmiau, tai reiks iš mašinos skambinti. O rūdą nepažiūrėjau. O, kokia skylė. Čia būtų neblogai tokią aviliuką pasidaryti bitėm. Natūralų tokį, kur jau medaus neimt, bet turėti, vat, tik tai šiaip pažaidimui, galim sakyti. Bet ploja per mažą skylę. Per mažai vietas bitutėms būtų. Rastai. Yra nemažai supuvinių. Aišku, pirštai nelent kiaurai, bet jau taip stipriai parudavę. Jau eitų į brokamus jau. Tokie. Gerai, skambinam vadybai. Nu ką, ir vakarėlis atėjo. Nuvežėm tarą rytą iškrovėm. Paskui pasikrovėm rasto į Šilalę. Nepilna mašina. Labai net nepilna. Paskui pasikrovėm beržą į Naują Akmenę. O ką čia stato? Čia nam stovėti, nugriovė, kažką statys. Tai va, nuvežėm į Naują Akmenę. Galvoju, blemba, iki 7 spės ar nespės. Nes iki 7 tik priminėjai rastus. Pagal laiką tai turėjau spėti, bet sakau, jeigu bus mašinų, tai tada vse. Nespėjau išsikrauti ir lauk rytą. Bet spėjau. Viena mašina buvo į tas pats balnas priekį, tai balną iškrovinėja traktorius, o fiskarams patiems reikia išsikrauti. Na tai puikiai. Ir pasikrovėm dabar dar į Raseinius. Netoli Naujosios Akmenės krovėm. Už 15 gal kilometrų. Nuo pridavimo tos vietos. Blemba kuisiai kasulėse.
tiek daug dabar jau yra. Kažkaip blemba prieš tai, kiek kroviau, da taip nepuolė. Nu dabar tai čia. Nu bet ten ir vieta šlapia buvo. Kai skambinau klientui paklaus dėl vietas, nu, kad tašką atsiųstų, kur yra ta mediena. Sako, kaip apsisukta yra, ar apvažiuojama ratu, ar kaip. Nu, sako, pats išvažiavęs į užsienį, sako, kaip suprantu, nelyja, nesak porą dienų. Nu, sakau, ne. Nu, tai tada turėtume važiuoti. Nu, tas turėtum, tai visą laiką baugiai skamba. Nes kai kur Lietuvoje lyja, čia tam gali nelyja. Važiuoju, nu, blemba tas keliuks toks, nu, matos, akmenų padėta kažkur, kur balos pelkės buvo. Ai, sakau, nu tai matai dėl to, nes čia, sakau, gal molis koksai, pradedi slidinėti, nes šalia kanalas toksai labai gilus. Ne ta prasme, kad vandens daug, bet šlaitai labai gilus yra. Na, galim gazą duoti daugiau. Paskui įvažiuoju į tą sandėlį, tipo sandėlį, nes ten realiai šakas ir belikusi. Šakas ir drebulės taras krūvelė tokia. 20 keli kubai. O ten tai matos, kad kai buvo šlapia, timberis pravažinėja, provežas, nu, ne to, kad gilės, bet išlikusias visas tos padangų žymės. Tai grioviai visų, grioveliai, ta prasme, padangų. O ten timberiai, tai neblogi tie karpai yra ant padangų. Nu, aš nekalbu apie tos, kur nudroštas padangas su nudroštum, kurie važinėjęs. Blembat, nu, bet kažkada tie šlynai tai geri buvo. Aišku, dabar ten buvo tų šlapesnių vietų, kur jau matęs, bet, nu, ta prasme, vandens jau nebebuvo, bet matos šlapia, kad yra. Taip, kai eini, nu, nesmengia atrodo normaliai. Pradėjau važiuoti, važiuoju, kad smeng kažkiek. Nu, tai paskui galiniai ratai iš vis pradėjo kastis. Galvoju, kaip čia dabar apsisukti. Bet nieko, normaliai. Į pievą tokį važiavau, kur traktorius važiavo purkšti. Nu, tokias vėžės traktorius. Tai per tas vėžės atbalą tiesiai nusistūmiau, nereikėjo kampų laužyti nieką. Ir pasikrovėm. Bet, sako, kuisiai labai puolė. Pradžiui iš vis pamaikę išlipau. Paskui, kai jau reikėjo biškį priekį pasistumt, tai parodykam, kad gali lenkti. Tai tada jau įlipau ir užsimečiau švarkiuką. Repelentų nesipurškiau jokių. Nors galėjau, nes dabar blemba niešti, ir pečiai niešti, ir per pirštinės kiaurai persegė į pirštus. Niešti ir tie dabar. O kai pakasai dar labiau niešti. Nu, bet išgyvensim gal kaip nors. Va, tai šiandien jau fakts, kad nebespėju nuvažiuoti iki vietas. Rytoj turėjo būti lyg ir, žadėjau sakyti, timberio pakrovims, balną pakrovims, bet vadyba kažkaip nesusisiekė, sakė, nepavyks, neatsiliep ana įmonė. Nu, tai bus matyti, ką čia man priplanuos. Nu, kadangi aš toli kažkur tai jau nebenuvažiuoju, nes man liko valandikė, iki vietas niekaip nedatrauku, tai važiuojam namučio. Galės normaliai nusimaudyti, išsimiegoti šiltoj lovai. Nors čia nesiskundu, nešalta yra. Net gabastas nereikia jungti. Nors naktį atvėsta, aišku, bet labai gerai tas pats tas vėsums yra iš tikrųjų. Puikiai. Porą pastarųjų naktų nelabai galėjau išsimiegoti dėl tų visokių remontų. Smulkmenas tie remontukai tokie, bet vis tiek. Man nepatinka asmeniškai, kai žinai, kad kažkas blogai yra. Nors ir dabar yra, aišku. Reikia tą ūsą guminį pasikeisti. Kaip minėjau, nėra sudėtinga, 2 varžtus atsukė. Bet laidą nenuėmė. Neprieini prie laido. Tam, ką laidą prieini, dar 2 varžtus turi atsukti.
Nėra sudėtinga, kas ten, sakykim, pusvalandžio darbs. Paskui šoniniai diodai, tie oranžiniai, kur fūrom būn. Čia tas aliuminės lentas, kai keičiau, vieną blembą iš tos inercijas nutraukiau. Laidukus vienam tam diodui. Lemputė, kitaip tariant. Tai va, reiktų iš naujo prijungti. Plius kitoj pusėje irgi, tai gaun kontaktą, tai negaun, reiktų to pačiu irgi susitvarkyti. Bet va, tokia, sakau, smulkmena. O, maladėts ūkininkai. Vakare purškai jau bitutės grįžusias į namus. Man irgi eini rentė pranešimai, kad netoliese bus purškiamas ten raps, netoliese bus purškiamas, neatsimenu kaip ten, ne rapsai, ne laukas, bet pasėliai, pasėliai. Baliukų nereik nuo mašinai. Tai paduot ženklą, kad susivaryk bitės į vidų ir uždaryk, nes purkš ir kad nekeltum paskui pretenzijų. Tai va, bet tas smulkmenas reiks palikti kitai dienai. Kas blogai, kad rytoj jau lietų praneša. Šiandien jau daug kur nulyja. Kai girdėjau, Kaune atseit smarkiai nulyja. Bet irgi ten. Girdėjau iš žmogaus, katras girdėjo iš kažko. Bet tai kiek ten tos teisybės neaišku. Galima autopilotą jungti ir paleist vairą. Nu jo, čia va ta vietėlė, būtų užlėję, būtų amen buvę. Šiandien krojaus prie kražių vienam sandėlį, tai ten irgi, jeigu užlys, bus amen. Ai, tiesa, ten vat kur stumdžiau priekabą. O paskui, kai antrą kartą atvažiavau į tą sandėlį pasikraut beržą, jau tuščias, tai be problemų apsisukau. Tai vat, kad ir tos pusę mašinas te buvo rastais užkrauta, vis tiek ta masė jau buvo ant mašinas, masė buvo jau pasiekta tą leistiną ribą maksimalią. Bet vis tiek apie 10 tonų ten kažkur tai papildomą svorį buvo, tai jau davė savo vis tiek. Į priekį smega ir neklausė. Priekiniai ratai vairą, slyda ten, kur patogiau. Nieko nepakeis. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.